Namai būna gražūs, būna labai gražūs ir būna unikaliai gražūs. Ir būtent į tokį unikalų namą aš kviečiu jūs šiandien. Ir pradžiai apie šį namą jums papasakos šio namo projekto autorius, architektas ir interjero dizaineris. Kiekvieno namo projektavimas prasideda nuo projektavimo užduoties. Kur jis, dėl ko, kam ir taip toliau. Šiuo atveju namas yra skirtas 4 asmenų šeimai ir jis yra nedidelėme sklype, 6 arai, Antakalnio soduose, dabar Antakalnyje. Iš šiaurinės pusės yra arti namas, kaimyninis, ir mes traukėmės kiek įmanoma prie tos pusės ir atsiribojame nuo tos pusės. Vizualiai mes nematome to namo ir tada turime į pietinę pusę kiemuką, nedidelį, bet kiemuką su tam tikra erdve, kuri yra tikrai patraukli akiai. Namas susideda iš 2 švarių tūrių. Vienas yra dvišlaitis, kitas yra stačiakampis, kubo formos, kuris matosi vidinėje pusėje. Mano manymu visada yra labai svarbu, kad namo išorė ir vidus būtų vientisas derinys. Naudojamos tos pačios nuoseklios spalvos, vyrauja pilka, grindys, matom, yra rausvos, bet jos turi foną, tai yra visos sienos, dėl to jos gal taip stipriai neįsišoka. Baldai yra funkcionalūs, minimalistiniai, tai keletas detalių yra ryškesnės, kaip tarkime gyvenamojo kambario baldas ir gal vyninę vadinkim. Virtuvė yra nišoje, nunykstanti, žyminti tik jos esminį funkcionalumą. Kadangi fasadas yra atitrauktas ganėtinai toli nuo pačios virtuvės, yra panaudojami stoglangiai, kad gautume dienos šviesą. Tikrai pasiteisinęs sprendimas, labai maloni, jauki, neįkyri dienos šviesa. Virtuvės erdvė lyg ir pereina į laiptinės erdvę, kuri irgi yra atvira. Buvimas vienoje erdvėje ir jutimas kitos erdvės yra labai informatyvus judėjimui, tu tiesiog lyg visą laiką vienoje taip pačioje erdvėje. Nu, ir aišku, kambariai yra atskiri, miegamieji. Manau, kad funkcija ir estetika rado bendrą kalbą, todėl tas namas yra patogus, tuo pačiu patrauklus akiai. Ir šį namą apžiūrėt pakviečiau tiek televizijoje, tiek didžiojo teatro scenoje matytą aktorių Vytautą Rumšą jaunesnį. Sveikas gyvas, seniai matytas. Labas, Šviltenį. Galvau, sakysi, didžioji scenoje girdėta. Ir girdėta kaip solistą operos. Filmą gerą žiūrėjau su tavim paskutinį, žinai, ten tą ir Kurlėjo su Ivanausku. Nu, nesvarbu, ne apie filmus ir ne apie teatrą. Prašom, užeik apsidaryk, labai įdomus namas. Wow. Atrodo, kad taip lengva kvėpuoti šiuose namuose, bent jau man tai pasirodė. Sakyčiau, skandinaviška. Skandinaviška, taip, be abejonės, jaučiu toks, nežinau, kiek šiais laikais dar galima skirstyti interjerus į skandinavišką, neskandinavišką, bet turbūt taip vadinasi skandinaviška. Na tai profaniškai papilstant, aš įsivaizduoju, kad būtent tas skandinaviškas interjeras nuo minimalistinio interjero skiriasi tuo, kad jis yra šiltas. Va, pastebėkim grindis. Va, čia įdomus sprendimas. Kartu įėjus matosi, kad yra labai kokybiškos medžiagos naudotos. Fantastiškos grindys. Fantastiškos grindys. Dera prie batų. Ne visų tiesa. Dera prie kojinių. Ir štai gali sėsti krėslą. Vakarai šeimininkas mėgsta čia skaityti knygą. Matyt, kad puikus židinys. Labai saikingai viskas padaryta šiame name ir man tas labai imponuoja, kad nors ir jaučiasi minimalizmas, kaip ir pats sakei, bet jis nėra vien minimalizmas, yra tikrai tas šiltas minimalizmas.
Beje, kaip tu tokia minimali virtuvė, kuri pakankamai didelė, Puikiai virtuvė. Čia yra turbūt didžiulis malonumas gaminti ant tokio didelio, nežinau, ar čia žmonės valgo, ar čia gamina, bet ant tokio didelio stalo aš labai norėčiau gaminti. Gamini pats iš tikrųjų? Tikrai gaminu. Aš mėgstu gaminti ir mėgstu skaniai gaminti. Gali būti virtuvė dar su kažkuo, ar tau reikia vienam būti ir šeimininkauti ir nieks nelyskit, aš dabar darau, eikit lauk. Jeigu mano darbo vieta tik tai tiek, tai man geriau būti vienam. Jeigu tik tai tiek. Jeigu tiek, va tiek, aš galiu dalintis. Beje, šiame name dar yra fantastiškesnis sprendimas šitos lubos. O čia yra jėga. Tikra, natūrali šviesa, viskas apgalvota, gudriai padaryta. Idėja tiem, kas norėtų kažko panašaus. Ir dar yra štai šviesdėžė. Jeigu saulė išjungia, mėnulis ar ne, tai turim dirbtinį apšvietimą, šviesos lubas, šviesdėžė. Aš tikrai žinau, kad čia yra įtempiamos lubos ir tai yra tikrai labai geras sprendimas, nes tokio lygumo lubų senų gerų metodų neišgausi, be tinkuojant. Ar šitie namai, va toks interjeras galėtų būti tavo svajonių namai, tavo svajonių interjeras? Absoliučiai netoli, vadinkim taip. Gal aš turiu tik tai labiau tokį polinkį į tokį truputėlį nudriskusi šebiai šyk, vadinasi, aš nežinau kaip. Kuomet galima kažkokį seną stalą iš močiutės tvarto kažkur tenai besivaliuojusi paimti, atnaujinti biškį, dažais vos patepti ir pastatyti, galų gale, kad ir tokiam interjerui ir po truputį tokios detalės sukuria tą tokį truputį, nudriskusi interjerą, lengvai nudriskusi. Bet aš dar pats iš tikrųjų nežinau, mes kažkaip norisi jau pasistatyti tą namą kaip tikram vyrui. Gerai? Tikrai. Tu tas vyras, kur reikia sūnaus, tiesa turi dukrą. Dukrą turiu. Nu, dar ne vakaras. Tada reikia medžio, reikia namo. Taip, man reikia namo, aš visą gyvenimą troškau kažkaip turėti namą, kuris būtų namas. Kai turi savo namą, šiek tiek toliau nuo miesto, turi ramų gyvenimą, gali čia apturėti netgi tokius malonumus kaip po spa, kaip po pirtis. Taip. Ir gal netgi privati sporto salė. Ką beje, aš ir siūlau apžiūrėti dabar pat šitame name. Oho, sporto salė. Čia rimtai? Beje, kažkaip, Vytai, veliškai daug žinai, įtempiamos lubos, ten supranti, arai visi kilometrų atstumais matuojami. Iš kur tu tiek žinai? Aš, kaip ir sakau, mano dabar tikslas statyti namą. A čia rimtai, be jokio bajo, tu ruošies tam? Rimtai. Ir kiek metų jau tai darai? Tai aš ganėtinai aktyviai galvoju apie tai jau apie metus, o kada tai pribręs, tai vienas dievas duos. Dar 4 metai ir viskas. Nedaug dievas. Štai prašau, personalus spa kampelis šitame name. Geras. Toks vaizdas, kad čia nieks kalkių nėra, nieko nėra, nu kaip čia tai? Štai sauna, programuoji, kiek nori, ateini, wow. Nu, aišku, pirmą kartą gyvenime mes su Vyteniu saunai. Meluoji. Meluoji? Meluoji, buvo. Ai, teisingai, buvo, teisingai. Pats, kai statysi tą svajonių namą, tau svarbu sauna? Labai gražiai dirbtas kampas. Pastebėjau, taip gražiai suoliukus padarė, vat gražiai dirba žmonės. Klyjot, bet taip gražiai vis tiek kažkaip tada, kai mes buvom, atsimeni senais gerais laikais, ant lentų. Gerai, kad obliuotos buvo, bet šiaip tai jo, vos mes su rakštim, žinai, užpakalį gali baigti sauna. Svarbi tau sauna ar ne, namuose tavo svajonių name? Būtų sauna? Aš pasakysiu atvirai, aš mėgstu sauną, bet kad aš būčiau išprotėjęs dėl saunos, tai tikrai taip nėra. Ką aš mėgstu, tai vandenį. Beje, šeimininko aš klausiau, sakau, kaip jums pavyksta prieš pirtyje išlaikyti tokio baltumo sienas ir ten švarą, jokio pelėsio. Pasirodo, tam reikalui yra įgytas specialus oro
sausintuvas. Yra drėkintuvai, yra sausintuvai. Jisai čia įsijungia po visų pirties procedūrų ir susideda visą drėgmę į tam tikrus rezervuarus, kitaip turbūt būtų sudėtinga. Nu, tai čia iš techninės pusės. O dabar pakilkim galbūt į viršų, apžiūrėkime miegamosius. Apžiūrėkime miegamosius. Pasakyk. Pradžiai vaikų kambariai, vieno jaunuolio jau brandaus kambarys. Na, puikus kambarys. O ką jaunuolio kambaryje? Reikia nieko. Va, darbo stalas. Vėlgi superinis sprendimas. Labai gerai. O Dieve, kaip šviesu, gera, iš viršaus krinta šviesa, jokių šešėlių, žmogus gali ruošti savo pamokas, negadinamas akių, jeigu jis dar ruošia pamokas, nežinau tiesa jo amžiaus. Aš čia pasakau atvirai, aš čia mažai ruoščiau pamokas ir dirbčiau, nes čia taip kojas užsikėlė ant stalo ir žiūri dausas. Ne dausas, tai telika, kuris labai vietoj. Ai, telikas čia. Einam į kitą kambarį. Kiek kitoks interjeras, daugiau mergaitiškų detalių. Nu, tai mergaitė, švelnu, viskas. Daug nuotraukyčių. Dar šviesiau negu ten. Dar šviesiau, du langai. Ir tas pasprendimas, langas virš rašomo stalo. Šviesu ir šviesos visą laiką daug, o dabar pavasarėjant vis daugiau ir daugiau. Na puiku, Dieve mano, o tik labai, kaip protingai žmonės pasidarė viską. Na ir čia šeimininkų mėgamas, vidinis mėgamas. Aha. O, kaip faina. Skaniai kvepia. Kaip pats Vyteni ir sakei, turbūt, ko pasižymė skandinaviškas stilius, kad nepaisant viso to lyg ir minimalistinių stiliaus braižo, kur, tarkim, tokios lentynėlės, jos griežtos formos, kvadratinės, pati spalva irgi nėra labai, tarkim, šilta, tai yra pilka spalva. Staiga mes turime absoliučiai šiltas grindis ir staiga mes miegamajam turime šitus balkius. Gal tau patiks, kadangi tu pasakei, kad seną skrynę pastatykime moderniam įtėje, tai čia va iš tos serijos. Jie suteikia daug tokio jaukumo, mano galva. Čia dar yra keletas dalykų, pavyzdžiui, čia. Pavyzdžiui, tai va čia, tai čia. Irgi, va, puikus sprendimas, kaip išnaudoti stogą. Padaryti terasą. Iš vis aš manau, kad lietuviai per mažai naudoja stogų terasoms. Pas mus kažkodėl visų priimta, visi nori tą palėpių, visiems tos palėpės reikalingos, tos... Labai gerai, kad tiek daug natūralios šviesos krenta. Ir aišku, aš jau perkopiau irgi tą amžiaus kategoriją, kuomet jau pradedu suprasti, kam vis dėlto žmonės buvo sugalvoję, arba, kaip aš pasakyti, sugalvojo daryti dvi kriauklės, jam ir jai. Aš jau pradedu po truputėlį suprasti. Vis dėlto, jeigu čia šeimininkų mėgamasis, aš jau padaryčiau taip, kad jau būtų ir jam, ir jai atskirai, kad jau žmonės turėtų savo ir neliečiamą, ir net kiekvieną savo kraną valo. Nu taip, aš įsivaizduoju, kiek užtrunka kita vertus laiko, kol ji dažo blakstienas, o kol tu pešioji žilus plaukus iš barzdos. Dėl tos barzdos, beje, žinok, neauginu, nežinau, žila. Čia dažyti. Ačiū. Juokauju. Grįžtant prie tavo svajonių namo. Taip. Jame kiek turėtų būti ko? Nežinau, iš tikrųjų, dėl antro aukšto. Norėčiau galbūt, kad būtų vieno aukšto namas. Kodėl? Mano dukrelė duodas. Matai, ta pačio ir, ką, smagu. Gal aš bijau laiptų kažkaip, vis dėlto esu linkęs narintis kojas, kažkas man yra, aš bijau laiptų truputėlį. Tai vis dėlto mano namas galbūt būtų vieno aukšto ir didžiausia erdvė turbūt skirčiau tam salionui bendram, bet vis dėlto 100% ką daryčiau, jeigu įmanoma įgyvendinti, jeigu pinigų užtenka, tai kuo įmanoma daugiau natūralios šviesos. Pats geriausias architektūrinis sprendimas yra tuomet, kuomet namas arba bet koks statinys papildo aplinką.
Tai yra, jeigu namas stovi miške, tai jisai papildo tą miško, vadinkim, visą aplinką. Dėl to aš visą laiką net ir galvočiau, bet dar labai neapsisprendžiau. Galbūt norėčiau stogo iš vėlenos, iš žolės. Ova. Na. Sėdėdami prie pietų stalo, žiūrėdami į sniegus lauko terasoje, na, jie aišku vasarą atrodys gerai ir pagal savo paskirtį, įvertinkim šitą namą pagal tam tikrus kriterijus. Vieta. Pirmiausia, vieta šio namo nuo 1 iki 10 balų. Kadangi vieta tikrai efektyvi, nors apsupta įvairių kitų sodo sklypų, vietai aš duočiau 8. Nes mano manimu, toks namas jisai vertas gero vaizdo ir pušynų, ir ežero, ir upių, nes namas puikus. Kaimynų galėtų būti tiesiog mažiau, bet už tai ir ne 10. Ar ne? 8. 8 už vietą. Toliau kitas vertinimo kriterijus yra projektas. Tai yra namas, architekto darbas, kaip vertintum tai? Architekto darbas tikrai geras, nes efektyviai išnaudota visa vieta ir namo apimtis, vadinkim taip. Sklype jis stovi ten, kur turi stovėti. Ten, kur turi stovėti, negana to labai išplėstos erdvės, naudojant veidrodžius, naudojant stiklą, tai neperkrūna. Aš manau 10 balų. Toliau medžiagiškumas. Medžiagos, iš ko viskas pagaminta, padaryta, tiek stalas, tiek grindis. Jau buvau užsiminęs, kad lyg ir patinka. Man reikia patikrinti, ar čia neplokštė. Ne, čia masyvas. Čia masyvas. 10 iškart net kalbos nėra. Pažiūrėjau, iškart supratau, kad medžiagos čia puikiai. Nemažai kainavo. Ir dar interjeras. Vėlgi tas pats interjeras, dizainas, spalvos, lempos, baldai, visą tai, kas mūsų pat. Interjeras visiškai yra individualus dalykas ir aš, ta prasme, jeigu man reiktų apie savo interjerą kalbėti. Per savo prizmę. Per savo prizmę. Gal 9, man gal kažkokios dar norėtųsi. Močiutės komodos. Močiutės komodos. Kažko dar man, vieno kažkokios spalvos akcentų kažkokia dar visur, kad būtų. Bet iš tikrųjų labai gerai. 9. 9, tikrai 9. Ir paskutinis kriterijus tavo individualus asmeniškas. Tai yra balas arba ne, galėtų tai būti tavo super namais šis namas ar ne? Absoliučiai taip. Sakau, kai pamačiau namą, net nustebau, kad jis tokia vietoj stovi, kai jau nustebau, kad jis taip gerai atrodo. Kai vaikščiau, toliau vis dar stebėjausi, kad tiek daug natūralios šviesos. Ir nesvarbu, kad jis 2 aukštų, 3 netgi, ne taip, kaip tu norėtum. Tai va, prašau. Nesvarbu, kad nėra močiutės komodos, tu galėtum čia gyventi. Absoliučiai taip. Belieka susumuoti rezultatus po šio Vytauto Rumšo jaunesnio vertinimo. Štai tokie šio super namo vertinimo rezultatai. Manau, jog šio vizito metu kiekvienas galėjote rasti jums įdomų sprendimą. Vytautui ypač patiko langai ir dienos šviesa sklindanti per juos. Manegi labiausiai sudomino pirtelė namo rūsyje. Todėl dabar apie tai, kas geroje pirtyje yra svarbiausia. Yra sakoma, kad pirties širdis yra krosnelė. Jeigu nėra geros krosnelės, pirtis savame suprantama nebus. Ir stengiamasi, kad ta krosnelė būtų kuo geresnė. O gerumą mes suprantame pagal tą senovinę pirtį, kur būdavo daug akmenų, kurie viduje įkaisdavo labai stipriai, tai įkaitimo temperatūra kažkur 300-350 laipsnių. Ir ant kurių užpilus karštis gaunasi pakilus garui. Pagal tai vertiname visas ir elektrinės krosneles, nesvarbu kokios tai būtų elektrinė, malkinė, bet pagal tuo kriterijų vertinasi krosnelės gerumas. Tai va šita krosnelė, kur yra kampe, jos korpusas yra apšiltintas, joje yra sudėta 70 kg akmenų ir per tuos akmenis yra palyginus maža oro cirkuliacija, todėl krosnelėje tie akmenys įkaista labai stipriai. Jie būtent pasiekia tą 300-350 laipsnių temperatūrą. Kitas variantas yra čia, šita krosnelė. Jinai yra visai tos krosnelės analogas, tik tai yra naujas, šiuolaikinis dizainas sukurtas, yra taip pat apšiltintas korpusas, taip pat ten, ant kurių sudėti šitie tokie gražus balti akmenys. O kitas variantas, kaip tos akmenys įkaitinti ir apšiltinti, yra va šitoj krosnelė. Čia yra viduj sudedami pirtiniai akmenys, ar tai būtų vulkanitas, ar koks kitas akmuo, o viršų jų yra muilo akmens juostelės. Muilo akmuo turi tokią savybę, kad jis temperatūrą gerai perduoda tik vieną kryptimį. Todėl jis lėtai įkaista ir lėtai atvėsta.
Ir principė tas muilo akmuo, kuris yra viršuje ant krosnelės, jis dirba panašiai kaip apšiltintas krosnelės korpusas. Vėlgi, krosnelėje gauname viduj stipriai kaitusius akmenis, kas duoda gerą garą, o pirties temperatūra kaista nedaug. Ir atėjus į pirtį, tenai būna nelabai karšta, žmogus pripranta prie to, jis papila vandens, gauna garą, temperatūra kyla ir prasideda malonus pirtinimosi procesas. Vat ta visų tokių krosnelių istorija su apšiltintais korpusais, su muilo akmeniu, prasidėjo kažkaip prieš 30 metų. Sugalvojo idėją padaryti uždarą korpusą, panašų kaip molinė krosnis, tik tai apšiltinta vata, su dangčiu, kur sudėtų akmenis ir su tenais elektriniu būdu juos įkaitintų. Su laiku ta krosnelė tobulėjo ir jinai šiuo laiku, jos analogai, šio laikiniai, jie jau valdosi visai kitų būdų. Jie turi termostatus viduj, ant displėjaus matosi akmenų temperatūra. Jūs galite matuoti akmenų temperatūrą, ne pirties, bet akmenis matuojatės, žiūrit, kokio garo reikia. Vėlgi susiveda į tai, kokios tradicijos, kaip jūs mėgstate maudytis, šlapiau, sausiau, karščiau. Naudoja mažai elektros, vėlgi priklausomai nuo to, kiek reikės ten nuo 100 iki 300 vatų. Kartu palaiko truputėlį šiltą sausą pirtį, tai kažkur apie 30 laipsnių temperatūros. Ir viduj palaiko karštus akmenis. Atidengus krosnelės dantį, galima iš karto turėti pirtį. Grįžote namo, tiesiog nusirengėt, atidengėt dantį ir maudotės. Svarbiausias pirties elementas vis dėlto yra žmonės, kurie ją susirenka. Nes be pirtininko, be tų žmonių, be tų, kurie nori maudytis, nebus reikalinga nei krosnelė, nei pati pirtis. Na, ar patiko jums šitas namas? Vytautui Rumšui Jaunesniam patiko ir aš manau, po savaitės jūs nustebsite pamatę dar vieną išskirtinį namą laidoje Super namai, o tokių namų mes jums nusteikę parodyti labai daug. Jau ne vieną beje ir matėte. Be kita ko, mūsų laidas galite rasti interneto svetainėje tv.lrytas.lt. Iki kito šeštadienio.